kad prieš mane būtų langas ir erdvė. Aš siūlyčiau jums atitrauktų jums šitas užuolaidas. Ir jūs matytumėte tokį grožį, žinokit, jūs gal įpratę esate jį žiūrėti, bet yra neapsakomai gražu. Tai va, ir tada gal būtų galima ausimis klausyti arba ne, o akimis turėsite kur žiūrėti. Čia tas žemėlapis pakabintas yra vienintelė vaizdinė priemonė šiandien, kad būtų aiški įtampa, tas prieštaravimas tarp ne vien skundžiamojo, ne vien kaip skundas skambančio, bet savotiškai tokio sadomazochistinio, su kažkokiu pasimėgavimu, su kažkokia savimeilė, sakomo, lietuvėlė, va čia minėto jau, ir mūsų, kadangi maža šalis, kadangi mažas kraštas, kadangi maža, ir tas taip kartojama, reiškia, maždaug reikia ir nereikia, tiesą sakant, bet jau kaip kokia, visa kita galbūt ginčijama, galbūt galima ten dėrėtis, o šitas tai ne, čia jau kaip užbraukta. Šitas žemėlapis yra truputį senstelėjęs, nuo to laiko yra jau gerokai išsiplėtęs. Tas žemėlapis jau drąsiai apima Maskvą ir kažkiek eina į pietus, į pietryčius nuo Maskvos. Ir tie darbai daugiausia padaryti, pradėti jie galbūt, prie jų bent jau prisidėjęs gerokai buvo ir Būga, lietuvis kalbininkas, galima sakyti, mūsų lyginamosios kalbotyros tėvas, patriarchas. Nes valstybės mes turim tiek, kiek turim kalbos. Ir visa mūsų istorija yra ne tik liudininkas, bet žiaurus teisėjas ir įrodymas šito dėsnio. Kai dabar girdite kalbant, kad tauta ne vien kalba, yra visiška netiesa. Taip, 20 amžiaus pradžioj buvo ten tokių minčių dabartinės Baltarusijos teritorijoje, bajorų šeimų. Buvo tokia moteris bajoraitė, jinai buvo nubraižiusi tokią 3 sluoksnių lietuvybės schemą. Aplinkui pats plačiausias, pats išoriškiausias sluoksnis, tai yra žmonės, kurie toleruoja Lietuvą kaip valstybę. Viskas. Antras sluoksnis yra tai žmonės, kurie yra Lietuvos patriotai, laiko save Lietuvos piliečiais, bet nekalba lietuviškai. O jau vidurinis tikrasis Lituania propria, tai čia jau būtų žmonės, kurie ir patriotai, ir piliečiai, ir kalba lietuviškai. Čia yra lietuvių kalba, yra branduolys šito reikalo. Tai čia štai yra žemėlapis, yra pagal, griežtai moksliškai kalbant, tai yra lietuviškų arba švelniau truputį šnekant, baltiškų vandenvardžių paplitimo žemėlapis. Tas, reikia pasakyti, žinoma, tai teritorija, kur nėra vien lietuviški, baltiški vandenvardžiai dabar. Kadangi šitokia teritorija čia maždaug yra 5-7 amžius mūsų eros, 1 tūkstantmečio, nuo to laiko jinai pradeda mažėti. Tuo metu, žodžiu, tie vandenvardžiai apsigyvenus, arba kitaip sakant, žmonėm pradėjus kalbėti kitom kalbom, kada jau mes ten neberandame gyventojų baltiškai kalbančių, žinoma, tie gyventojai, kalbėdami savom kalbom, jie savaip tos vandenvardžius pavadina iš naujo, išsiverčia arba pagal skambesį pritraukia taip, kad labai dažnai žodžiai yra panašus ir pagal panašų skambesį galima iš kitos kalbos vandenvardžio pasidaryti savą, kaip iš beržuonos berezina ir panašiai, net ir žodis tos pačios šaknies. Žodžiu, tai yra kažkada, aš dar patikslinsiu, sakoma baltų, dar, žodžiu, kadangi į vakarus lygi Vyslos, čia jau kalbam apie vakarų baltus, o į rytus ir pietus iš tikrųjų yra kalba apie rytų baltus, kuriems dabar atstovauja lietuviai ir latviai. Latvių rytuose yra Latgala, dabar latgaliečiai, buvę latgaliai, tai ta latgalių kalba dar netgi artimesnė yra lietuvių kalbai negu dabartinė bendrinė latvių kalba. Ir kažkas iš kalbininkų yra pasakęs taip, kad tie vadinamieji rytų baltai, apimant, reiškia, iki pat Kijevo ir apimant Maskvą, jie kalbėjo piečiau taip kaip rytų Lietuvos tarmės, o šiauriau tai taip kaip rytų latgalių tarmės. Ir kažkur per vidurį tai buvo kažkas tokio pereinamo be griežtų sienų.
iš dalies galima sakyti, kad tai netgi ne baltų kalbos paplitimo buvusio žemėlapis, o lietuvių buvusio kalbos paplitimo žemėlapis, nes vardas Lietuva, sprendžiant iš to, kaip jis yra pakitęs slavų kalbose, tai yra Litva, ir žinant, kad tas tam tikra slavų kalbų balsių redukcija vyko tam tikrų metų, tai yra apie 2-4 amžių, pirmo tūkstantmečio, tai reiškia vardas Lietuva į slavų kalbas pateko ne vėliau negu apie 3 amžių mūsų eros, galbūt 2. O tai reiškia, kad jis tuo metu jau buvo žinomas. Ir ne tik žinomas, bet gerai žinomas ir plačiai aplinkui žinomas, apie ką kalba. Tai yra 1000 metų anksčiau, negu jis paliudytas Kvedlinburgo analuose. Ir ten jis irgi beje paliudytas slaviškai, nes tai yra lotyniškai parašyta Litva. Žinot, Lietuva atseit parašyta. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, kad skaičiau nuomonės, tokias prisimenu, skaičiau rusų, man regis, netgi archeologų ir istorikų, kad tie senovėje, jau 2 tūkstantmečio pradžioj, Pamaskvy pasirodanti keista Litva, kuris čia toks kopinis pavadinimas, tai ne valstybės pavadinimas, bet, pavyzdžiui, Litva Napalą, reiškia Lietuva užpuolė, tai ta Lietuva mes verstumėm gal lietuviai, būtų tiksliau. Tai kažkoks kopinis, kaip lietuvių kariauna maždaug ta Litva. Tai kad ta Litva toli gražu neatėjo iš šiuolaikinės Lietuvos, ten 1000 kilometrų, kad kažką užpultų, o jie ten gyveno, tai vietiniai gyventojai. Ir kad tie galindai, kurie buvo 2 kartus nugalėti Rusios kunigaikščių, vieną kartą 11 bene amžiui ir dar po 100 metų 12 amžiui, kad jie save irgi laikė Litva. Čia yra ne iš šaltinių šito žinios, o iš kažkokių išvedžiojimo argumentacijos istorijos archeologų, kuriuos esu skaitęs. Juos man patvirtina dar toks vienas atradimas. Pavyzdžiui, mūsų Lietuvoje lietuvių dainos liaudės yra mažiau mitologiškos, net palyginus su Latvija, tiesą sakant, gerokai skiriasi. Kas bent kiek, čia jau Latvija netaip toli, kas bent kiek žinote latvių dainas, bent jau jų vertimus, Sigitas Geda yra jų privertęs žodžiu, tai latvių dainos išimtinai mitologiškos. Kartais jos yra tiesiog apie mitologinius siužetus, kartais tarsi lyg jau buitiškesnės, bet vis minimas tai vienas, tai kitas dievas, dievybė ar kažkokia mitinės būtybės. Tai štai mordvių irgi mitologiškos yra dainos, bet be visa ko kita. Ir tarp tose dainuose, tarp visų kitų yra toks siužetas, kad Perkūnijos dievas Perkūnas, o tai jų kalba yra purginė pas. Jau aš žinau iš kitų kalbininkų, čia visai nepaslaptis, čia daugelis kalbininkų tą yra minėjęs, čia yra taip priimta manyti, kad tai yra baltizmas, kulinys iš vadinamųjų tų rytų baltų, būtent iš Perkūno vardo. Taip sakant, tas purginė pas, buvęs Perkūnas, galbūt pats, gal ne, žodžiu, veda žemės, būdamas dievas, dievybė, veda žemės merginą. Ir ta mergina mordvių dainose yra 2 šakos dainų, kur ta mergina vienoje vienu vardu vadinama, kitoje kitų vardų. Ir vienos iš tų dainų šakos tos merginos vardas yra Litova. Kitaip sakant, Perkūnas ima į žmonas Lietuvą. Ir mes apie tai jau nieko nebežinom, o randam atspaudą užsilikusi mordvių mitologinėse dainose. Dabar tas vardas Litova, ten ir teatras, trupė yra, ten yra šokių kolektyvai, to vardu pasivadinę Litova. Jie net nebūtinai tiesiogiai sėdami su Lietuva, mūsų šiuolaikinė. Tai yra jų mitologijos personažas, mitinė būtybė Litova. Šiaip įdomus siužetas, jis nėra nežinomas keltų kraštuose, kitur, kad viešpats kartais gali būti žmogus viešpats, karalius, kartais tas viešpats gali būti dievybė, ima į žmonas savo globojamą šalį,
savo valdomą ir kartu globojamą šalį. Tai čia, žodžiu, Perkūnas ima į žmonas Lietuvą. Toks vat mitas visiškai yra įmanomas ir jis mus pasiekė po 1000 metų atsispindėjęs iš Mordvių, per Mordvių dvasinę tradiciją. Mordviai, dar priminsiu, gyvena maždaug 200 km į pietų rytus palei Volgą, iš dešiniajame Volgos krante, 200 km už Maskvos. Vat ir nebesiveršia liežuvis sakyti maža tauta. Bet jeigu mes įsitikinę taip atkakliai to laikytis, tada reikia keisti sampratą. Maža kuo? Gal ne, aš taip dabar žiauriai pasakysiu, ne kiekybė, gal kokybė maža. Nes kad kiekybė tai buvo didelė, tai jau visiškai nėra ginčų. Jeigu juos tapatint su trakais, iš kurių Basanavičius lietuvius kildino, tai Herodotas juos yra pavadinęs didžiausia pasaulio tauta po indų. Pagal gyvenamas vietas tai visai būtų panašu į tiesą. Su trakais irgi atskira labai keista istorija yra. Trakų kalba jokių, nei jinai gyva neišlikusi, nei jos kokiu nors rašytinių tekstų nėra, išskyrus labai nedaugelį vietovardžių ir votyvinių įrašų, votų kažkokių. Iš esmės tai yra padaryti žodeliai. Kalbininkų trakų kalba netapatinama su baltų kalbom ir su lietuvių, pernelyg glaudžiai nesiejama, tik neabejojama, kad tai indoeuropiečių kalba, žodžiu, priklausanti tai pačiai šeimai, bet nesiejama jinai gal ne dėl to, kad labai griežtai įrodyta būtų, jog jos labai skiriasi, o tiesiog nėra argumentų įrodyti, kad jos susiję. Tai kiek aš buvau susidūręs su trakologais, su trakologija, gal iš kokių 2, 3, 4, 5, gal nedaugiau autorių. Tai visų pagrindinė lyginamoji medžiaga yra lietuvių latvių kalba. Ir yra tokių straipsnių, Vladimiro Toporovo parašytų, beje, vieno iš ryškiausių baltistų, kuris ir vienas labiausiai prisidėjusių žmonių prie šito baltizmų tyrinėjimo Rusijos dabartinės teritorijoje, nes jis buvo rusas. Yra ten tokių straipsnių, kur tiesiog pagal abėcėlę tos atskirus faktus išlikusius lingvistinius trakiškus ima ir jos nagrinėja, mėgina jos išaiškinti tam tikromis indoeuropiečių kalbos lyginamosiomis priemonėmis. Ir daugiausia vektorių veda link, pridurkim, ne tik latvių, lietuvių ir prūsų dar kalbą reikia pridurti. Tai klausimas, nežinau, ar yra įmanoma tą griežtai šiais laikais, šiuolaikinėmis priemonėmis įrodyti, to aš nežinau. Bet aš nematau Lietuvoje bandymų šitą įrodyti. Aš nematau trakologijos. Vienintelis paskutinis iki šiol trakologas buvo Basanavičius, kuris ten tiesa gyveno, dirbo Bulgarijoje ir kitur aplinkui trakų gyventose žemėse. Jis ten užsiėmė archeologiją, aptikdavo pats, rinko liekanas trakiškas. Jis mėgino šiek tiek ir tautosaką gretinti, lyginti dainas, atpažino panašias į lietuvių. Dainos gal šiaip toks žanras, gal jas ten ir plačiau galima, gal tas atpažinimas nedaug reiškia, nežinau. Kitas dalykas, tarkim, jis yra pradininkas, jis daug nuveikęs, kai kuriuose srityse jis nuveikęs, tarkim, tautosakos rinkimo srityje jis yra pirmūnas. Ką jau kalbėti apie mūsų valstybės atkūrimą, tai jau pirmūnas. Bet ir net kaip mitologas tyrinėtojas, jo parašyti straipsniai savo mokslinių įgalumų, klasikinių kalbų žinojimų, tuometinio Europos mokslininkų citavimo, reiškia, tokiais požymiais, jie nepralenkti iki šiol praktiškai. Jis vienas iš iškiliausių net mokslininkų, tyrinėtų iš toj srity. Sakyti, kad Basanavičius čia mus iš trakų kildino.
ar šitas santykis nėra viena iš priežasčių, dėl ko mes esame maža tauta? Aš manau, kad didelė tauta mums čia tos senus žemėlapiai nauji, bet tas senus laikus rodyti pirštų 1000 metų ir daugiau senumo, ne tam, kad mes galėtume eilinį kartą pasididžiuoti ir pasipūsti, kad mes ne maži, o dideli. Tai irgi būtų, sakyčiau, kvailio laikysena. Manau, kad svarbiausia yra suprasti, kodėl, ką mes darėm ir darom tokio, kad per 1000 metų iš didelio ir stipraus pasidarome maži ir menki. Dar pridurčiau būtent šitokį atspalvį – menki. Ta didžioji Lietuvos jau valstybė sukurta, nežinau, gal net ir ne Mindaugo, gal Rimgaudo, jau jo tėvo, jau galbūt nuo to laiko sėkmingai plėtėsi lygi pat Vytauto laikų. Tad yra tokių nuomonių, beje, ne vieno autoriaus skaičiau tokią nuomonę, irgi remiantis štai žemėlapiais panašiais. Mintis buvo tokia, kad jie neokupavo, neužkariavo slavų žemių. Jie norėjo susigrąžinti savo žemės, tai yra lietuviškai kalbančias žemės. Kad tuo metu, kaip buvo žiūrima į geopolitinį žemėlapį, tai iš esmės yra bajorų, karių ir kunigaikščių luomas, jis viską tvarko, jis viską prisimena, jis užsirašo, rašo metraščius apie save. O tai, kas yra apačioj, tie žemiausio ūkinio valstiečių gyvulių augintojų luomų žmonės, tai sakant, yra nemotais. Jie yra kaip kalbantis gyvuliai, jie yra užimami kartu su žeme, yra kaip išteklius. Niekas niekur nėra atsiliepęs apie tai, kaip kalba, tarkim, 13 amžiuje Maskvos apylinkių žmonės. Metraščiuose nėra, čia yra Rusios žemė ir nėra ginčų. Bet tol, kol nesusiduri su kažkokiais galindais, su kuriais pasirodo reikia tiek kariauti, kad 2 kartus iš naujo jos reikia nugalėti. Nugalėjus vėl nelieka apie ką rašyti, nes tie, kas dar aplinkui kalba lietuviškai, jie yra nemotai. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, žinai, kad tą vietą užėmė tas svetimas kunigaikštis, tą užėmė tą, o tu esi čia toli, bet žinai, kad čia tie žmonės iki šiol kalba lietuviškai, tu tą žemės atsimi, tu nugali tuos kunigaikščius pilyse, miestuose, o žmonės tai vis tie patys. Tai yra nuomonė, kad vietiniai gyventojai, tie paprasti ne bajorai, ne kunigaikščiai, atėjusią Lietuvą suvokia kaip saviškius sugrįžusius, kalbančius tą pačią kalbą. Yra net nuomonė, kad kryvičiai, yra nenuomonė, yra metraščiuose, Rusijos metraščiuose žinia apie tai, kad apie vieną iš pirmiausių žinių apie kryvičius, kad jie dar kalba sava kalba. Tai reiškia ne senąją rusų kalbą, ne slaviškai. Paskui jie, žinoma, jau jie įtraukiami į orbitą Rusios ir jau tampa pavaldus Rusijai ir tampa jau Rusios dalimi. Yra nuomonė, kad tai yra, kryvičiai yra tie buvę lietuvio kalbiai Dniepro aukštupio gyventojai, kurie reiškia vėliau buvo priskirti Rusijai, bet niekada jie visiškai su Rusija ir nebuvo tapatinti. Ten paskui jau tos skirtumas pereina net ir istorinius jau duomenis, jie vis laik šiek tiek buvo nuošaliai. Jie labai greitai ir savanoriškai prisijungė prie augančios Lietuvos, niekas jų neužkariavo niekada. Ir iš tokių argumentų tokios mintis ir kyla tiems tyrinėtojams, kad, reiškia, ta Lietuva plėtėsi toli gražu ne... gal ten nėra taip griežtai jau visai, bet, žodžiu, tai toli gražu ne vien į slavų žemės, neva kažkokių slavų žemės. O iš archeologijos yra nustatyta, kad gyventojų skaičius beveik visai nepasikeitė, gyventojų santykis nepasikeičia. Yra ateivių, taip, ten yra priemonių archeologai turi, truputį namai skirtingai statomi baltų, tarkim, ir slavų, slavai piečiau nuo seno buvo.
Truputį dar ten šitas skiriasi, galbūt puodus ten truputį kitaip žiedė, dar kažkas yra tokie maždaug būdingi papuošalai, kai kurie nustatomi čia baltiški, čia neaišku, o čia slaviški. Tai yra toks, reiškia, šiek tiek slaviško elemento atsiranda. Žodžiu, kažkokie žmonės ateina. Manyta net iškelta tokia mintis, kad gal čia per santuoką, tarkim, jungiasi. Esmė ta, kad nėra taip, kad užėjo slavai ir išstumė baltus vargšus. Suprantat, reiškia, kaip išstumė? Stumė į nugarą, išeit, ar ten, kad būtų ištisinis karas, kad būtų visi žudyti. Nieko panašaus nėra. Slavo ateimas yra vadinamasis, kabutėse, slavo ateimas yra visiškai kitoks. Žmonės po truputį pradeda kalbėti slaviškai ir iš pradžių tampa dvikalbiai, po to jau vaikai slovak. Tas pats vyksta dabar. Tas pats vyksta dabar ne tai, kad, pavyzdžiui, Baltarusijos teritorija, kur uždarytos paskutinės lietuvių mokyklos, kur atimta bet kokia galimybė net norinčiam tos lietuvių kalbos mokytis. Tas pats vyksta Lietuvos teritorijoje, kur mes visada sudarom visas sąlygas ir pirmenybę mokytis nelietuviškai. Anksčiau tai būtų galima suprasti, jeigu miestą užvaldė, tarkim, Rusios kunigaikštis, arba, kaip sakant, galbūt net ir pastatė kažkokiai teritorijai, įkūrė miestą, užvaldė tą teritoriją, ima duoklę, renka, reiškia, tą visą duoklę, tą turtą iš tos teritorijos, tam mieste kalba jis, jo raštininkas, jo reiškia, iš pradžių koks nors gal šventikas, paskui jau labai nuo senų laikų popas. Tai čia griežtai yra senaja bažnytinė slavų kalba, jinai laikomos pamaldos, dėl to jinai visiškai šventa ir nekeičiama. Tada suprantama, nes visa aukštuomenė pasidaro slaviška, rusiška. Suprantama, kad aukštuomenė laiko save aukštai ir ilgainiui tas skirtumas toks pasidaro koreliacija tarp, reiškia, rusiškai kalbančių, tuo metu senąją rusų kalbą kalbančių, reiškia, aukštuomenės ir kažkokių praščiokų ten pusiau pavergtų ar visai pavergtų, kurie kažkokia savo kalba ten kalba, kur net neįdomu kaip. Svarbu, kad jie suprastų, ko iš jų norima. Tokia koreliacija yra įmanoma tuo atveju, jeigu tu pralaimi, jeigu tave iš tikrųjų užkariauja, užvaldo ir užima. Bet tomis aplinkybėmis, kai užvaldai, užkariauja ir įsigali tu pats, kas yra, kaip paaiškinti šitą santykį? Tolerancija? Aš manau, kad tai yra kvailumas. Toks, sakyčiau, visiškai pragaištingas kvailumas. Jeigu šito santykio savo nesuprasti dabar pat, tai po 50 metų nebus kam suprasti. Lietuva įsigali plačiuose žemėse, bet neįveda Lietuvos. Rusia, kada užima teritoriją, jinai įveda Rusią. Ta teritorija tampa rusiška. Gal ne iš karto, gal ten paskui bažnyčia prisideda. Yra beje irgi Zinkevičiaus įdomi mintis, labai racionaliai pagrįsta absoliučiai, kad kartu su slavų kalba, o gal netgi greičiau nuo tam tikro laiko jau pati slavų kalba plito su stačiatikių bažnyčia iš rytų, iš pietryčių. Taikiai, tiesiog santykinai, tarkim, taikiai. Žinoma, kariavo kariai kunigaikščiai, nuo jų pergalių pralaimėjimo priklausė padėtis ir bažnyčios, taip žinoma suprantama, bet ten, kur įsigali Rusios kunigaikštis, atsiranda cerkvė ir tada gyventojams praktiškai pasidaro nebeįmanoma likti pagonimis, vadinamaisiais, nes sąlygos gyvenimo nesudaromas tiems. Jie yra priversti tapti stačiatikiais, tapę stačiatikiais, jie klauso pamaldas, ne tik reiškia dvare kalbasi rusiškai, bet ir klauso pamaldas rusiškai. Ir dėl to rusų kalba yra ir svarbi gyvenime, ir šventa. O lietuvių kalba tai geriausiu atveju tik tais užkrosnį tu gali su ją kalbėtis, jeigu nori. Jinai išstumiama į užkrosnį. Zinkevičiaus mintis buvo ta, kad ta riba
vadinamų lietuviškų etninių žemių, po to, kuri buvo ir 20 amžiaus pradžioj prisiminta, jinai beveik nesikeitė per tos laikus, vos ten, buvo jinai visiems suprantama. Ta riba, kur priėmus, ta riba, su kurioje, tiesą sakant, Lietuva priėmė katalikybę iš Lenkų. Nes tie kraštai, kurie jau buvo stačiatikių, jie jau, tai yra Lietuvos, tuometinės Lietuvos valstybės žemės, tačiau kuriuose jų gyventojai buvo stačiatikiai. Jos jau nebegalėjo priimti krikščionybės, nes jos jau buvo krikščioniškos. Tai priėmė katalikybę, jau naują krikščionybę iš vakarų, tik tos žemės, kurios buvo prieš tai, tarkime, kaip jos vadinamas, pagoniškomis. Jos gana toli į rytus, tai aišku, Narutis, Gardinas kažkur va tokia riba, Minskas iš dalies, bet yra tokių salų įsikišusių Oršą, ten pavyzdžiui, Oršoje buvo bažnyčia katalikų pastatyta, nes prieš tai ten niekas, ten jie išsilaikė, va, reiškia, tvirtai gana. Zinkevičiaus mintis tokia, kad tie stačiatikiai lygiai tokie patys lietuviai, kaip ir naujieji katalikai, tik tiek, kad jie buvo jau pakrikštyti stačiatikybę. Bet pakrikštyti stačiatikybę jau užrašyti rusais. Nes stačiatikybė yra ruskaja viera. Taškas. Jiems tai yra argumentas, o mes iš paskos kaip kokie šuniukai. Tai va, ačiū Dievui, Zinkevičius paėmė ir šitą klausimą pakėlė. Pasirodo visai ne. Ir be to čia labai keisti tokia daugybė keistų klausimų yra. Tarkim, ar žmogus, vat kaip yra keista, jeigu, pavyzdžiui, rusas išmoksta lietuvių kalbą, jis toli gražu nevirsta lietuviu. O jeigu lietuvis išmoksta rusų kalbą, jis jau ant slenksčio. Iš esmės visą šitą istoriją rytų, visi šitose erdvėse, lietuviai išmokę rusų kalbą virto rusais. Iš pradžių de jure, tai būtent jis pavaldus Rusios kunigaikščiui kažkokiam, tai pavaldus cerkviai ir vadinasi rusas. Ir jam niekas net nebando klausti, kaip jis kalba. Labai įdomi situacija yra, reiškia, tautosakoje nuo Maskvos pradedant, visi sako, va ten už šito miško yra Litva. Vat už šito miško yra Litva. Ir taip einant į vakarus visą 1000 kilometrų. Vat už šito miško jau yra Litva. Visi žino, kad vakaruose yra Lietuva. Čia pat, vat už šito miško. Tai yra istorinės patirties prisiminimas, toks fiksacija. Iškia, slenka ta stačiatikybė su Rusios kunigaikščiais iš rytų ir tu žinai, kad tu jau čia yra Rusia, o ten va dar yra Lietuva. Čia, žinoma, istoriškai reikėtų dar vikingų kelią įtraukti, kuris labai smarkiai perskiria šitą teritoriją į dvi dalis. Jis ėjo Dauguva ir Dniepru į Kijevą, iš Baltijos jūros į Kijevą, tai tas didysis kelias iš Variagų į Graikus, iš Varingių į Graikus. Žodžiu, čia ten iš pradžių jis buvo skandinaviškas, vikingiškas, po to prie jo prisidėjo Kijeve senoji Rusia, slavai iš pietų ir galų galiai įsigalėjo tame kelyje slavai. Aplink Dnieprą kaip tik kūrėsi, aplink šitą kelią kūrėsi ir iš šiaurę, senieji miestai Rusios. Ir nuo jų irgi plito tas būtent tas naujoji kalba, naujasis tikėjimas, naujasis gyvenimas, naujasis gyvenimo būdas, nauja kultūra, su nauja valstybės, ta Rusia. Esminis čia klausimas yra ne kas ką nužudys. Tarsi mes taip įsivaizduotumėm, kad čia būtų didžiausia esmė. Iš esmės, kraujo žudimo, smurto klausimas iškyla tada, kai jau yra atsparumas. Jeigu kažkas atsispiria, tada atsiranda jėgos matuojamos, jeigu yra lygios jėgos, jos gali pradėti viena kitą stumti, spausti. Esminis klausimas, aš palyginčiau taip, kad būtų visiškai aišku.
įsivaizduokite, kad yra dvi radio, tarkim, radio stočių yra daug, bet konfliktas yra tarp dviejų radio stočių. Vienas nori sukti į vieną stotį paleisti ir kad jinai skambėtų, tarkim, Ruskąją radiją. O kitas, pavyzdžiui, LRT nori atsukti ir kad jinai skambėtų. Tai čia yra tokie, reiškia, galima taip įsivaizduoti, toks, reiškia, būtų stabmeldiškas, bukagalviškas, banalus santykis, kad radijos, reiškia, kultūra pasaulėžiūra, tai yra radijos stotis, o žmogaus, o ta pasaulėžiūra gyvena žmogaus kūne, tai radijo imtuvas. Ir maždaug, kad norint pakeisti radijos stotį, reikia pakeisti radijo imtuvą. Tada, reikia ateiti, išžudyti, sutraiškyti, sudaužyti tos radijo imtuvus, kurie leidžia LRT. Ir atnešti savo radijo imtuvus, kad jie visi paleistų Ruskąją radiją. Ne, to visai nereikia. Reikia ateiti prie to radijo imtuvo, kuris leido LRT ir persukti stotį, kad nuo šiol įsileistų Ruskąją radiją. Kalba ne apie kūnišką karą, kada kūnas žudo kūną, kad užimtų jo vietą, o truputį subtilesnė apie dvasinį karą, kada viena esybė naikina kitą esybę ir užima jo vietą jo kūne. Tai yra kultūrinis karas. Tai yra nutautinimas ir nutautimas. Man atrodo, kad lietuviai fatališkai šito nesupranta. Arba galbūt supranta taip skaudžiai, kad neleidžia savo prisipažinti, jog šitą supranta ir dengia patys šitą savo nuo akių. Iš paskutiniųjų. Nes mes savo tėvyniai dabar elgiamės taip pat, kaip mums nutiko įvairių valdovų įvairiais laikais žemėse, bet visoje šitoje teritorijoje. Mūsų pačių valdovai irgi mūsų kažkodėl neišgelbėjo. Galbūt toks netgi būtų toks ryškus per ryškę priešybę, per supriešinimą toks pavyzdys labai ryškus. Maždaug mūsų eros pirmo tūkstantmečio pradžia, tarkim, išeitinė startinė pozicija palyginti, reiškia, tuometinę Lietuvą ir žydų padėtį. Ir žydus Roma po sukilimo išvaro iš savo žemės su visu. Žydai praranda žemę po kojom kaip tokią. Bet jie įsikabina dangaus, vaizdžiai tariant, savo švento rašto. Čia būtų atskira kalba, kiek įmanoma, kiek yra naudinga ar žalinga dvasinė prasme sutautinti dvasingumą. Čia toks, sakyčiau, netoks jau vienareikšmiškas klausimas. Bet šiaip ar taip, tam tikromis gyvenimo aplinkybėmis, ko gero, tai yra išeitis, kada jau tave išvaro iš žemės. O lietuviai tuo metu turėjo pačią didžiausią žemę, kokią tik tais galėjo kas nors įsivaizduoti, gal didžiausia Europoje iš viso. Bet kažkodėl, dabar pasakysiu tokį skaudų palyginimą, kažkodėl jiems neparūpo dangus. Ir man atrodo, kad dėl to, kad nepakankamai parūpo dangus, galų galėje po truputį praradinėja visą laiką savo žemę. Dangus šiuo atveju nebūtinai šventa knyga, nebūtinai Biblija. Dangus yra gyvenimas galva, o ne kojom, ne pilvu ir kojom. Dangus tai reiškia, kad tu organizuoji, kad tu valgai tam, kad mąstytum, o ne tam mąstai, kaip čia pavalgyti. Kad tu ekonomiką savo tvarkai verslą tam, kad jis maitintų tavo sąmonę ir kultūrą, o ne tam rūpinės kultūra ir mąstymu, kad jis būtų naudingas verslui. Naudos išskaičiavimas žudo. Visiškai, absoliučiai, jis pražudo gatavai. Tai yra absoliuti iliuzija, kad galima išgyventi siekiant naudos. Koks paradoksas gyvenimo. Išgyventi galima tik tai siekiant dangaus. Dabar skamba labai kvailai, bet įsivaizduokit medį. Jeigu medis gyvena iš dviejų šaltinių, tarkim, ta mūsų materialiai nauda būtų kaip mineralinės medžiagos, kurias medis gauna šaknimis iš žemės, o fotosintezė tai yra
šviesa, kurią jis gauna iš dangaus. Jeigu mes palygintumėm tas mineralinės medžiagas su žemiškais materialiais ištekliais, su nauda, su ekonomika, o fotosintezė su dvasiniu gyvenimu, galų gale ir religiniu gyvenimu, su religija, su dvasingumu, tai medis būtų puikus pavyzdys. Žinoma, jis neatsisako šaknų ištraukti. Ir jis puikiai reiškia ir netgi negana to, norint, kad kuo aukščiau pakelt savo lają į šviesą, tuo stipriau turi šaknis įsikabinti žemę, be abejo. Bet visa medžio užduotis, visas medžio gyvenimas ir šaknis yra tik tam, kad jis galėtų kuo aukščiau iškelti savo viršūnę ir visą lają į šviesą, į saulę. Jeigu medis to nedaro, jis išvis ne medis. Krūmas, brūzgynas. Tai, sakyčiau, savo rašto nesukūrimas, savo tikybos neišsaugojimas. Ne dėl to savo, kad būtinai, užsibėjo, čia bus mano ir nors tu ką. Savo tikyba yra gyvenimas savo galva. Savo tikyba yra svarbiausių žūtbūtinių būties klausimų sprendimas savo galva ir savo širdim. Štai kas yra tikrasis savas tikėjimas. Nes mes sakom, o tai ko man tikėt, išsižioja, o tai ko aš tikėsiu, o tada tikėsi pirmą atneštą iš šalies. Čia kaip tas, jeigu neaugini savo kariuomenės, maitinsi svetimą. Čia lygiai tas pats, jeigu netiki savo širdim ir protu, tikėsi svetimą. Nes pasirinkimo kito nėra. Tokiu atveju, jeigu tu negyveni savo širdim ir savo galvą. Ir todėl man, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kad šitas skirtumas tarp didžiulių teritorijų, tarp didelės, milžiniškos, bet tokios, sakyčiau, gal geografiškai, horizontaliai milžiniškos Lietuvos, čia gražiai irgi prieš pasakė, reiškia, Lina apie tą galbūt didžiulę vertikalę. Su ta didelė vertikalė yra paradoksas, jie neįmanoma pasipūsti, nes jeigu žmogus pučiasi didelę vertikalę, reiškia, jis jos neturi. Nes vertikaliai didelis žmogus iš vis nesipučia, kaip čia pasakius, man atrodo. Dėl to šito dalykų rūpintis visai neverta, nes besistebintis į saulę medis gyvas tuo, kad jis saulė gyvas. Ir jis tada užauga didelis, kitiem gali atrodyti, kad jis, o žiūrėk, matai, kaip jam pavyko tiek ryškiai tą šviesą, bet jam pačiam tektų nulenkti galvą nuo šviesos, kad jis galėtų pasididžiuoti savo didumu. Ir tą akimirką jis būtų jo nevertas. Čia tokie keisti paradoksai yra. Tai tas, man regis, kad tas skirtumas tarp didelės horizontalios erdvės ir mažos lietuvėlės, lietuvaičių tokių mažiukų, yra skaudus, jis yra mus labai kuklinantis. Aš manyčiau, kad tas susikuklinimas yra svarbesnis už pasididžiavimą. Aš manau, kad raktas į tėvynės meilė yra nepasididžiavimas. O tai klausyk, o tai ko man pasididžiuot? Šiaip tai reiškia, aš toks visas, man duokit greičiau lasdą kokią stiprią, pasakyk man tyliai, greičiai, ko aš jau tada aš jau žinosiu, tada aš pasididžiuosiu. Nu ar ne kvaila, Dieve mano, o tai girdi kas šiandien ir ten visą laiką. Laisvė prasideda, kai nebereikia pasididžiuoti. Kai tu supranti, kad tu esi galbūt tą akimirką, kai tu supranti, kad esi mažas ir vaizduotė tavo grįžta į tave tikrą, tai yra didžiausia vilties akimirka. Ta akimirka galima pradėti augti. Bet kol žmogus pučiasi savo vaizduotėmis, tol jis iš vis yra užleidęs ir tuo metu jo tikrasis gyvenimas nyksta. Čia kažkoks tokio pobūdžio dėsnis. Pasididžiuoti reikia tiems, kurie turi kažką kompensuoti savyje. O tikrasis gyvenimas prasideda tada, kai žmogus galbūt praranda poreikį pasididžiuoti.
Ir tas kuklumas nėra nusižeminimas, anaip tol visiškai. Sakyčiau, kad kuklus žmogus kaip tik tampa visiškai laisvas. Jeigu mes, čia galbūt nėra santykis su kitu, bet pasididžiavimas ir nusižeminimas yra santykis su kitu. Vat kitas man dominuoja ir aš šiaip jaučiuosi jo, ne visavertis, va čia gal raktas yra šito, čia ne visvertė yra. Aš jaučiuosi mažiau vertas už tą kitą, dėl to man belieka arba prieš jį kažkaip žemintis, vizginti odegėlę, arba aš pasipiktinu pats, kaip aš dabar čia vizginu odegėlę ir pasipučiu tada prieš jį. Tada pradedu, reiškia, su tokia agresyviu neįgimu. Bet abu šitie santykiai orientuoti į kitą, o laisvė prasideda, kai nuo kito atsikabini. Kada savivoka liaujasi remtis į kitą. Visai nereikia kito, kad tu būtum. Kad būtum savimi. Va šitas didysis kuklumas, kuris liaujasi matavęsis, galima taip pasakyti. Ne dėl to, kad jis sumažina ten ar padidina, santykinai sumažina pagal kažkokį norėtą centimetrų dydį, skaičių, reiškia, su tavo tą ūgį perkeltinė prasme. O tu tiesiog meti liniuoti į šalį, nes tau nebereikia matuotis. Ir kai nebereikia matuotis, tu nebebūsi didelis, bet ir nebesi mažas. Tu gali pats spręsti savo gerumą. Tu gali, patekęs į situaciją, tu gali pats spręsti, kas yra gerai, kas yra blogai ir kaip reikia pasielgti. O ne išsigandę žiūrėti, ar tave palaikys geru, ar palaikys tave blogu. Ir kad tik tave nepalaikytų geru, tu pasiruošęs batus išlaižyti. Nes priklausai nuo jo nuomonės. Ar jis kartais nepagalvos apie tave, kad tu blogas? Laisvam žmogui tai negali rūpėti. Rūpėti vargu rytoj išvengti visai įmanoma, bet jis negali nuo to priklausyti. O tam, kad jis nuo to nepriklausytų, jis turi būti žiaurus. Ne ta prasme fiziškai būtinai, kad ten kažkas skaudaus ir jau ten kūniško kitam blogo daryti. Bet žiaurus ta prasme, kad turi visiškai nukirsti kito nuomonę nuo savęs. Tai man visiškai turi tapti, nevaidinti, bet tapti, nesvarbu, ką tu apie mane galvoji. Bet tik tada aš būsiu laisvas tave mylėti. Bet čia toks yra keistas paradoksas. Nes tu tapęs savim ir laisvu nebūtinai būsi blogas. Tu pats nuspręsi ir kaip tavo širdis vers gyventi, tada tu galėsi save iš tikrųjų gerąją prasme atiduoti visą žmonėms, kai būsi nepriklausomas nuo jų nuomonių. O kol tu priklausai nuo jų nuomonių, tu iš vis savęs neturi, tu tiesiog tasais iš paskos paskui tas nuomonės. Kažkur šitoj vietoj, man regis, yra raktas. Nes lietuviai yra visiškai nusitasę, paskui visas užklydo vėjo užneštas nuomonės. Lietuviam pirmas rūpestis, kaip jūs apie mus galvojate? O kaip mes jums ten lietuviai, man tai jūs labai bjaurus. Ne, baikit, nejuokauju, labai mes ten, žiūrėkit, pasiekėm, ten tą pasiekėm, ten aną pasiekėm, kaip mus ten žiūri, iš tikrųjų. Man regis, tai yra susiję, nes, pavyzdžiui, galbūt net galima įsivaizduoti, gal net visas tas, nes galų gale, kai ateina svetimas, tu taip nori paklausti jo, kaip jis žiūri tave, jo nuomonės apie save sužinot, o kad jau ta nuomonė būtų gera, reikia kažkaip įsiteikti, tu išmoksti jo kalbą, pats į jo kalbą kreipiesi, kaip tavo nuomonė apie mane, tada jis biškai nustebęs, pasako, nieko, kodėl, per petį paploja, būk ramus. Ir tu tada taip, susileidė. Bet tu tuo metu jau nesi tu, nes tu jau kalbi kitą kalbą ir jau paklūsti kitam. Kažkas šitoj vietoj yra kažkas tokio. Tai aš nežinau, ar aš turiu teisę čia projektuoti šitokius santykius į istorinę praeitį, į tas didelės žemės, bet jau bandau įsivaizduoti, kaip turėjo vykti tas nutautimas, jeigu, žinoma, ir smurto būta, bet smurto būta iš abiejų pusių. Būta ir tokios ideologinės prievartos, kurios bažnyčia, kuriai turėjo galią, jinai buvo išmokus, jau kai atėjo iš tos kraštus, jau 1000 metų krikščionybės, jinai jau labai puikiai buvo įvaldžiusi šitos dėsnius, tokio, to maginio užvaldymo. O mes tokie kažkokie lyg
lyg kažkokie pavėpę, nesuprasi ką. Juk jeigu tu kažką manai nuoširdžiai, tai tu irgi gali kitam žmogui pasakyti. Tiesa, yra tokių, pavyzdžiui, patys žydai tai mano, kad neįmanoma, žydiškumas nėra žydų tik gimti galima. Tai yra tokių, indų beje irgi, hindas gali būti tik gimęs, tu negali. Ten gerai, jeigu ten tu tą hinduizmą perimsi, išmoksi, priimsi, jie bus patenkinti, nes tokiu būdu savo tas plečiasi, tos indiškumo, į pasaulį ta Indija plečiasi, bet vargu ar tu ten tapsi brahmanu, kokiu nors ar kšatrijum pas juos, anaip tol. Tu ten vis tiek turi, net jeigu jau visiškai tu norėsi tapti hindu ir nuvažiuosi į Indiją, tai, kaip europietis kažkiek garbės gausi, bet jau tapęs vietiniu, ko gero atsidursi vos neliečiamųjų kažkur pakraščiuose, nes turi būti gimęs indų. Nežinia, gal toks prieskonis buvo tam senajam tikėjime, aš tik spėlioju, kad nematyti jo visiškai tokių požymių, kad būtų jis kažkokiu būdu užkrečiamas bent kiek. Ir kalba, mat irgi vis tiek tie susidūrimai pirmieji, arba tie ilgalaikiai po to susidūrimai. Kodėl šia toks visiškai vienakryptis reiškinys? Dabar tai mes tiesiog bijom. Dabar, pavyzdžiui, jeigu žmogus gyvena Lietuvoje nekalbėdamas lietuviškai, tai yra normalu, čia yra laisvė, ten tokia laisvė, nokia žmogaus marsiečio, mes išvardysim viską, kad tik pateisinti jo tokį gyvenimą. Bet jeigu lietuvis nekalba kitom kalbom Lietuvoje, ne, čia yra įtartina, jis gal... O tai dabar gydytoja tokia buvo, kuris taiga ten pasipiktino ir sakė, nekalbėsiu rusiškai. Tai dabar iki šiol jinai nėra pateisinta. Čia geriausiu atveju galima kaip pateisinti. Mat, kai kurie jauni žmonės, kitas užsienio kalbas moka, jie rusų neišmokė, tai tada bet mes paieškosim kito gydytojo, kuris moka rusiškai. O kam? Turi vieną galimybę arba mirk, arba išmok lietuviškai. Kokios problemos? Jeigu taip jau nenori lietuviškai išmokti, mirk. Bet nieks neverčia, yra galimybė štai gyventi lietuviškai. Tiesiog kitos galimybės turi nebūti. Čia ne apie kažkokį tai užpuolimą ar smurtą, ar primetimą kažkam kitam. Čia tiesiog apie tai, kad jeigu tu prieini prie manęs tam tikru atstumu, tai tu neturi kitos galimybės, kaip būti prie manęs šituo atstumu. Tai tu prie manęs esi, čia aš. Ir mes meksime galbūt kažkokį santykį vienokį ar kitokį, bet nebus taip, kad tu prieini prie manęs ir manęs nėra. Kurio esmė. Tai nereikia iš viso jokių argumentų, aš nematau ne mažiausio reikalo teisintis. Lietuvoje, nemokant lietuviškai, turi būti neįmanoma dienos išgyventi. Tada labai gražiai paprašius, manau, kad pirmas sutiktas gatvėje neatsisakys padėti. Jo labiau, kad ir lietuviškai padėti nesunku. Čia dar vienas toks dalykas yra, kodėl aš turiu, kai nusprendžiu, kad dabar nekalbėsiu rusiškai, tarp jom šitą istoriją tai nuo vaikystės, aš prisimenu, ten pašto ženklus ant suoliuko žiūrėjom, susitikę, turėjom tokius albumukus mažiukus, ten vienu metu ten ta filatelija buvo apėmusi. Ir taip mes tos ženkliukus vartom, ten smetoniškus, yra, o kažkokių ten, ir toks prieina toks vyriškis, nežinau kiek metų, mums tai buvo senis, gal 25, gal 30, gal 40, nežinau. Ir sako, что, ребята, марками занимаемся. Aš kažkaip, man kartais užeidavo, aš nežinau, taip tą akimirką leptelėjau, kalbėkit lietuviškai.
Да, по-русски не говорите, ничего, коммунисты научат. Aš tą kaip prisimenu, kaip tiesiog, vat, man tada tarp kitko pašlijo šitas, mes ir čia irgi visą laiką sakom, va, bolševikai, čia ideologija bloga, o čia sakom, ko čia dėta ideologija, čia yra komunizmas, dar atskiras klausimas būtų gerai pasiaiškinus, ar ta ideologija iš vis yra bloga, pavyzdžiui, ir kas joje gero, kas joje blogo. Blogis yra patirtis jos vardu. O kas tą darė? Ir ar jie darė, ar nedarė tą paties caro laikais, tą paties komunizmo vardu, tą paties pravoslavybės vardu, tą paties, reiškia, vienokio ar kitokio ar trečiokių vardu iš vis. Kodėl šitą kaukę? Tos ideologijos nieko nereiškia. Ne bolševikai, ruskiai čia buvo atėję. Ir jiems iki lempos, reiškia, net internacionalizmas tai tik į vieną pusę, kaip ir visada. Tai yra, jeigu tu nekalbi rusiškai, tu nacionalistas, o jeigu tu nekalbi lietuviškai, tu internacionalistas. Va šitą reikia visiškai apsukti, nes mes čia savo tėvynėje, Lietuvoje. Čia jeigu tu nekalbi lietuviškai, tu esi nacionalistas, fašistas ir šovinistas. Su tavim kalbos negali būti kitos. Jeigu tu pragyvenai pusę metų ir nekalbi lietuviškai, tu važiuok pas savo Hitlerį arba pas Putiną. Dar čia ne apie tai aš kalbu. Norėjau pasakyti, kad šitam, dabar kol žmogus šitame santykyje esi nedrasus, tai jaudinės ir ta toks tarsi siutas, reiškia, ir tas siutas reikalingas tam, kad slengstis yra pakankamai aukštas, kad tas slengsti tu peršoktum ar prauktum, reikia energijos, va to siuto reikia. Bet jeigu tu visiškai nusiramini ir visiškai įsitikini savyje tuo ramiai, tai siuto nebereikia ir nebereikia pykti. Tada galima mylėti kitus žmonės lietuviškai. Man reikės, va tikroji išeitis yra čia. Tave kreipiasi rusiškai, o tu atsakai lietuviškai, bet su visa žmogiška meilė ir empatija. Jinai prašo pagalbos kartais, pavyzdžiui, kokios nors rusiškai. Tu padedi kaip gali, kalbėdamas lietuviškai. Tu prieini prie žmogaus turgui, prašai lietuviškai, tavo atsako rusiškai. Tu kalbi lietuviškai, atsako rusiškai. Tu kalbi lietuviškai ir šipsais ir pajokauji ir šneki ir po 10 sakinių jie kalbės lietuviškai. Aš tą pats esu iš patirties žinau. Nors negaliu prisipažinti, kad visai jau nebesu įsiutęs, bet tokių reiškia, tarp kitko tas įsiutis vėlgi, įsiutis nebūtinai turi pavirsti neigiamų santykių į kitą. Platonas yra sakęs, kad visa, kas gera šiame, Sokratas tiksliau, Platono lūpomis yra atvirkščiai kaip čia, kad visa, kas gera pasaulyje yra radęs iš įsiučio, iš ten žodis manija, yra iš manijos. Tai tam tikra prasme, šita prasme, šitas įsiutis galbūt turėtų gal ir nepranykti, bet jis turi kažkaip tai užtaisyti, jis turi būti sujungtas sankabas su tikroju, su vidiniu varikliu, jis turi neišmetamą į vamzdį atsukti kitam į veidą, bet tą užtaisą įkinkyti į tą vidinį variklį, kad paties vidus ant to užtaisto sėstų. Tada tu žmogus gali būti ramus išoriškai, bet viduje užsitaisęs. Vat kaip ramus šautuvas užtaisytas ar neužtaisytas, tai užtaisytas šautuvas nebūtinai turi pleškinti iš karto. Bet užtaisytas šautuvas yra jėga. Arba pripūstas kamuolys, pavyzdžiui. Jis ramus, gali ramiai gulėti, bet jeigu tu paliesi, imsi jį, tu su juo gali žaisti. Tai yra, arba padanga, tarkim, automobilio. Čia kažkas tokio yra. Ir manau, kad, pavyzdžiui, lietuviška meilė žmogui, lietuviška tikrąja žodžio prasme, kad jinai kalbama lietuviškai, yra šitoje vietoje išeitis. Tam tikras labai praktinis sprendimas. Žinoma, reikėtų kažkokių tai visuomeninių, bendruomeninių centrų, kurie tą sprendimą galėtų spinduliuoti ir palaikyti, nes vienas žmogus laukia karys toks visai pasidarai.
įdomus vis dėlto, man regis šitie eksperimentai, žmogus pats esi tas bandomasis triušis, su kurio aplinkoje, aplinka savaime tos eksperimentus su tavim atlieka, jeigu tik tais tampi stebėtoju. Kai tik tampi savyje stebėtoju, tampi pats triušiu eksperimentiniu ir iškart dalyvauju eksperimentuose. Man regis, kad tie eksperimentai yra, man atrodo asmeniškai, neturiu kaip pagrysti, bet man atrodo, kad jie yra žūtbūtiniai Lietuvos ateičiai. Man regis, šitie eksperimentai ir galbūt jų būdu, juose rastos gal ne viena išeitys, laikysenos vidinės. Tai yra tie tikrieji sprendimai ne žodiniai, bet tam tikro vidinio pastatymo, nes, dar vienas toks būtų raktinis žodis į Lietuvos likimą būtų išdavystė. Nebūtinai ta, kuri nutinka ilgai kankinus, ten priešam pagavus, ir tokių istorijų būna dėja. Ir mūsų partizanai buvo, iš esmės, visas judėjimas buvo sužlugdytas per išdavystės. Vargu ar įmanoma kitaip tikėtis šitokiamis aplinkybėmis. Aš kalbu apie kitą išdavystę, O jeigu mes, tarkim, iš tikrųjų pastatysime dorovę ne ant tokio pagrindo, kad kitas yra svarbesnis už mane, tokiu atveju nedorovė, egoizmas, kad aš esu svarbesnis už kitą, o ant tikros lygybės, kad aš esu lygiai taip pat svarbus kaip kitas. Tada atskaitos taškas nėra nebe aš arba kitas, o tam tikras trečias pagrindas, tam tikras teisingumas, šiandien jau buvo kalbėta nemažai, truputį iš kitos pusės, tam tikras, ir tada aš apsiimu, tarkim, ne savo viršenybę prieš kitą palaikyti ir diegti, bet ir nepasiduoti kito viršenybę prieš save. O tam tikrą prasme, eiti pasiryžus laikytis teisingumo, kuris, tiesą sakant, nenulaidžiauja. Gal tokiu būdu galima Lietuvą kaip tiesą ir ne kaip tokį savanaudišką, tarp kitko, šitie dalykai yra irgi įdiegti, jie yra įmušti mums per kelis šimtus metų. Įmušti mušte, kad jeigu tu nekalbi rusiškai, tai tu esi smulkia, maža lietuviškas, smulkia buržuazinis nacionalistas. Panėt, kaip yra toks menkas, toks visas tik apie save, tik savanaudis, egoistas. O čia ateina plačios dūšios, visiems viską duodantis, reiškia, komunistas, rusas, širokąją dušą, suprantat, reiškia. Ir tokie vaizdiniai, žmogus save mato vaizdiniai, ir jeigu tu, čia kaip vaidmenis, ateina toks, reiškia, aktorius, jis vienaip apsirengęs ir ant tavęs meta kitokį, reiškia, tarsi aprangą, lyg kokį užtiesalą, jis, tarp to, apsimetęs ir meta, reiškia, čia tame apsimetime iškart yra vaidmuo. Tau primeta tokį vaidmenį, jis ateina su savo vaidmeniu, tau primeta tokį, jūs tampate surišti per tą vaidmenį, tu esi jo vaidmens priklausomasis. Jis per tave vaidina, atlieka savo vaidmenį tam, kad jis būtų didelis ir dosnus, tu turi būti menkas ir savanaudiškas. Bet šitoj vietoj yra galimybė nusimesti. Jeigu tu pradedi priešintis jo vaidmeniui, taip bukai, tiesmukai, tai tu tiesiog realizuoji tau primestą savo vaidmenį, toks ir esi. Bet išeitis yra nusimesti šitą vaidmenį ir tada liautis buvus smulkia buržuazinių nacionalistų prieš šitą erdvų komunistą ir būti žmogų tiesą mylinčių lietuvių. Tam ginklų beje nemažiau gali prireikti. Manau, kad tiesą sakant, partizanai ir buvo tie žmonės, bent didžioji dalis, bent jau tas Jonas Žemaitis, kuris įkūrė tikrąją valstybę, didžiosios Lietuvos valstybę, ne mažąją lietuvėlę, o tikrą, nesvarbu, čia jinai matuojama ne kvadratiniais metrais. Va čia jau tikroji vertikalė atsiveria, didžioji Lietuva, aukštoji Lietuva.
Jinai panašiai kaip žydai be žemės išsaugojo, išliko žydais, taip reiškia partizanai be savo tėvynės, be žemės po kojomis, arba žemėje visiškai, be to kvadratinio metro paviršiuje įkūrė savo valstybę. Bet tai buvo ne keršto, įkurti valstybę reiškia nelakstyti iš paskos ir nekeršyti, bet atmesti primetamus vaidmenis ir laikyti savų. Smulkia buržuazinis nacionalizmas turi sinonimą. Tai yra pagonybė. Prieš kelius šimtus metų, šiek tiek anksčiau, lygiai tas pats santykis yra. Jeigu nėra smulkia buržuazinio nacionalizmo be bolševizmo, lygiai taip pat nėra pagonybės be krikščionybės. Įsivaizduokite, kad bolševizmas ne 50 metų, o 500 Lietuvoje prabuvęs. Jau mes matom, kas lieka iš tautų, kai 100 metų prabūna bolševizmas, kuris ten įsitvirtina, tarkim, kai Lietuva dar nepriklausomybę atkūrė 18 metų, tai ta pati Baltarusija, jai teko jau tapti jau bolševikinė. Tai krikščionybė irgi padaro savo darbą šitoj vietoj. Matot, gražus vaizdiniai, pavyzdžiui, pamokymas būk geras, komunistai irgi mokė būti geras. Ir tarp kitko nuoširdžiai, ir buvo nuoširdžių knygų, ir aš nuoširdžiai mes stengiamės jaunystėje būti geri pagal komunistų pamokymus. Manau, kad jie neprastesni už krikščioniškus pamokymus ir bet kokius kitus. Kai žmogus kitam sako būk geras, tai visada yra tam tikra prasme tiesa, kol tai netampa priemonė pavergti. Kol tai netampa priemonė būk geras, vadinasi nesipriešink man, o aš darysiu, ką noriu. Šitoj vietoj baigėsi monopolis. Gerumas nepriklauso nuo šitų dalykų. Gerumą tu gali atgauti tapęs laisvas. Tada pats spręsit pagal savo širdį. Bet monopolija, savinimasis gerumo šitoj vietoj jis iš vis neįmanomas. Čia yra, jeigu tu matai, kad kažkas ateina gerumo vardan, tai pirmiausia ginklą griebti. Nes va čia yra tas pats mechanizmas, reiškia, aš tau atnešu gėrį, o tu ką priešinės? Tu gėriui priešinės? Man gėriui priešinės? Tai čia vat yra tas pats, reiškia, aš atinu su tokiu vaidmeniu, va tokio kilnaus, tu esi toks antraeilis, menkas, niekai, tik nuo manęs, tu tik tais atsidavęs man, tu gali tapti iš tikrųjų atvertų žmogumi ir aš tave pagirsiu tada. Bet taip visi daro, seniau Romos imperija taip elgėsi. Visi užkariautojai, kiek žinomos, visos imperijos šitaip elgėsi. Nes pavergimas nėra fizinis, tu negali išžudyti visų, bet to žudimas nėra pavergimas. Karolis Didysis krikščionybės vardu išžudė 10 000 būsimųjų vokiečių, kurie niekada netapo vokiečiais, nes jie buvo išžudyti. Visą saksų kilnuomenę, nes jiems buvo iškeltas toks pasirinkimas, arba priimat krikščionybę, arba mirtis. Ir 10 000, visa aukštuomenė pasirinko mirtį. Dėl to, kad turėjo kažką brangesnio. O tas kažkas brangesnio buvo labiausiai nepakenčiama. Nes pavergėjai labiausiai to nekenčia, nes tai yra laisvė. Nesvarbu, kaip tai pavadinsi. Nesvarbu, kokie vaizdiniai, kokie žodžiai, tekstai. Svarbu, žinoma, bet tai antraeilis dalykas. Ir jeigu žmogaus klausia, o tai ko jūs tikėjote, tai koks jūs senasis, tai ką jūs ten, ar paro pasaky, ką jūs ten turite iškėti. Nebūtina atsakyti, bet svarbu suprasti šitoj vietoj. Mes turėjom ir žmogus visada slapta arba neslapta turi laisvę. Iš jos visos šakos auga ir gali išaugti, galima prarasti, jeigu kaip kelmas medžio, reiškia, jeigu kas jį nupjauna, tai kol jis turi šitą laisvę, iš jo užaugs naujos šakos. Čia kaip gilė ąžuolo, tai jeigu ąžuolą iškerta, bet gilė išleidusi šaknis vėl leidžia naują ąžuolą. Ir tai yra tas pats ąžuolas, tai yra to paties ąžuolo gilė. Dėl to ne kažkokios atskiros, ten daugybė visų mitologinių būtybių, dar kažko, ar ten kažkokių ten šventų raštų, dar pamokymų, nepamokymų. Tai yra antraeiliai dalykai ir vėlgi jie
kai jie yra reikalaujami, kaip įrodymas savo vertės, tai jau yra netiesos situacija. Teisintis ir įrodinėti nieko ne tik neverta, bet ir neįmanoma galų gale. Tu pradėjęs teisintis jau esi priklausomas nuo to, jau pripažinai jo klausimo svarbą jau tuo, kad jis yra svarbesnis. Laisvė iš vis nesiginčia. Laisvė, ko gero, tikra laisvė, jinai myli, pridurkim, lietuviškai. Aš manau, kad iš vis neįmanoma jokia bendruomeninė laisvė be žmogaus, be asmeninės laisvės. Ir atvirkščiai asmeninė laisvė, iš vis laisvė yra labai per daugiau, net va čia nauja tema yra, ne nauja jinai, bet dabar šiam pokalbiui nauja. Bet jinai labai čia susisiejusi. Individualizmas yra tam tikros kolektyvinės kultūros vaisius. Individualizmą neša tam tikra visuomenė. Bet tos jį nešančios visuomenės individualizmo nėra, jis neturi, kaip reiškinys, neturi net erdvės pasireikšti. Jeigu nėra tam tikros tradicijos ir kultūros, kuris subrandino individualizmą, asmens vertę, asmens laisvę, tai jos nėra. Man regis, individualizmas šitą gerokai pradėjo pamiršti. Ir jis vertas tik tiek, kiek vertas tai kultūrai ir tai visuomeniai. Individualizmas be visuomenės, be bendruomenės yra nulis. Tuščias žodis, pliurpalas. Tas pats yra ir su asmens laisvė, nes tai tik kitas, tai yra beveik sinonimas. Asmens laisvė yra bendruomenės žiedas. Kaip pievai žydi gėlės, taip, tai tas žiedas yra pievos grožis. Žiedas be pievos yra, jau galima sakyti, gal ne visai nulis, bet ko jis pavirsta į vazelę, nuskintas ir parneštas. O pievoje jis yra savo vietoje. Tai galima, net čia ir palyginimas toks, bet to pievoje žiedas iš tikrųjų laisvas jis savo vietoje, o vazelė jis jau pakirstas, jau kažkieno prasineštas pasigardžiuoti, pasigrožėti. Tai čia toks yra, manau, kad šitoje vietoje Lietuvos sąsaja su asmens laisvė dar glaudesnė, dar skaudesnė, netgi dar artimesnė. Visas Lietuvos likimas priklauso nuo sąmoningumo. Sąmoningumas gali būti tik tais individualus, tik asmeniškas. Laisvė yra sąmoningumo funkcija. Tam, kad galėtum būti kaip asmuo laisvas, turi tuos dantračius atpažinti, perprasti ir atkabinti, kurie tave suka iš šalies, kurie daro tave nelaisvą. Tai yra individualizmo kelias, bet būtent per išsivaduojantį, išsilaisvinantį asmenį bendruomenė ir tauta tampa laisva. Kitaip nėra kitų priemonių. Čia tarp kitko toks lietuviškas labai aiškus likimas, nes neturim kitų pavyzdžių. Kaip 4 sukilimai ginklu yra pralaimimi ir pirmas sukilimas dvasioje, kultūroje yra laimimas iš karto. Tai yra ne vien atsitiktinumas, tai yra tam tikras dėsnis. Jeigu kultūra, jeigu asmenys kaip žmonės subręsta, tai belieka aplinkybių sulaukti, aplinkybių klausimas. Daugiau mažiau jos visos banguoja, sviruoja, blogesnės, geresnės, atsiras proga ir bus kam tapti laisvam, nes yra viduje jau. Jeigu kultūroje ir dvasioje nėra subrendimo, tai tu mojok tai savo dalgiais, bus huliganizmas, plėšikavimas ir nieko daugiau. Aš nesakau, kad tai buvo šis tas daugiau, bet dėja nebuvo tos vidinės atramos į laisvę, kuri pražysta kaip ryto žiedas, kuri suspindi visiškoj tyloj ir ramybei, kuri atsiranda taikoje ir neša taiką, kol jos neišsižadi. Kai tik tu jos išsižadi ir ją parduodi už kažkokią tai pramanytą arba tokią piktybinę naudą, naudą šiaip net liežuvis nesiveržia sakyti, nes tikroji nėra didesnės naudos už šitokią būseną, už šitokį buvimą laisvo, sąmoningo žmogaus laisvoje tautoje. Tai nieko nėra šviesesnio. Tai to visos kitos naudos yra saviapgaulė ir iš vis apgaulė. Bet va tokioje
aš nesakau, kad netenka, vat ir savanoriams mūsų teko apginti šitą laisvę. Beje, sugebėti apginti, dabar, tarp kitko, irgi žavi ukrainiečiai sugebėjimu nepasiduoti. Ne tik mūšio laukiau 3 metus, padėk jiems Dieve, bet ir kol kas padėk Dieve nemažiau diplomatijoje. Vis dėlto nepasiduoti, iš tokios mums beveik vos ne kokią pavardę politiko paminėčiau, vos ne kokią mūsų partiją paminėčiau, kaip reiškia lengvabūdiškai ir saldžiai tu viską išdalini, kas tau nepriklauso, dėl kažkokio tai tam, kad vėl tą užpakalį sulystų. O jie to nedaro. Ačiū Dievui, tiesiog kartais, gal mes, ačiū Dievui, ir nežinom to, gal ten gyvenant vietoje, tu ten pamatytum, sako, korupcijos ten nemažai ir taip toliau. Tai visą tai, ko gero, žmonėse yra. Bet Lietuva irgi tokią pamoką turi, kad kada tu iš savo širdies nubundi, kada išsilaisvini kaip žmogus, kaip asmuo ir kartu tik šitaip, kaip tauta, laisvų žmonių tauta, laisva tauta. Kito negali būti laisva nelaisvų žmonių tauta, ar ne? Lygiai taip pat žmonės visai laisvi, bet laisvos tautos negali būti. Bet tik brandindami savyje laisvę, jie gali kartu kaip tauta išsilaisvinti. Ir kartais tada jiems gali tekti pasipriešinti, bet tik būdami laisvi jie tą gali padaryti. Čia net ne ginklai viską lemia, čia yra jau mūsų šiaip senai tikri kariškiai tą puikiai žino, kad ne šautuvas pats šauna, o kad tas žmogus, kuris nori, kad šautuvas šautų, jis tada neturėdamas šauto griebsis to, jau ne tą, tai tą trečiai, taip, žodžiu, ten galimybė taktinių manevrų yra begalinė, svarbu didysis noras nepasiduoti. O tas didysis noras nepasiduoti prasideda čia ir dabar. Kaip galima gintis ginklais, jeigu tu nesugebi savo šaly, savo kalbos apginti? Ką tu ginsi tai savo ginklais? Kokią Lietuvą tu ginsi? Kieno Lietuvą tu ginsi? Vat yra tokia Lietuva be lietuvių. Yra tarp kitko, čia sovietinis irgi yra. Ar ką, Lietuvos nebus? Ne, Lietuva bus, tik be lietuvių. Tai ir imigracijos klausimas yra toks. Visiškai naivu. Nereikia manyti, kad išdalinę visą, ką turim kitiems, mes būsim geri. Nei jiems nebus geriau, nei mums nebus geriau. Tiems, kurie šitaip imasi kitų sąskaitą gyventi, negali būti geriau, tai nėra pagalba. Tai yra didžiulė žmogaus išdavystė. Šitaip neatsiranda laimingi žmonės ir jie neatsiranda šitaip laimingi. Tie, kurių pilna Europa ir kurie gyvena šitaip, kaip jie dabar, šitaip ant svetimo ir kartu su pagieža ir pykčiu, tai tas pagieža ir pyktis yra iš nevisvertės, iš suvokimo, kad jie be namų, kad jie neturi kur gyventi, šaknų negali suleisti, kad visas, kas čia ne jų, čia tas pats kaip ruskiai šitame Karaliaučiaus rytyje. Tai yra neapykantos, net žemė nuo tos neapykantos virpa. Nes jie žino, kad jie kad ne savo vietoj. Bet kartu, ir kur dabar jų vieta, pavyzdžiui, 2., 3. karta. Gerai, jeigu kas spėjo tapti vokiečiu, išmoko ir susitaikė svarbiausia. Tada galbūt ten tas genas, kuris ten kaip žirniuose per 9. kartą kažkur ten tirpsta ir tai net yra antrailis dalykas, netoks svarbus. Turiu galvoje tą fizinę antropologiją. O tas, kuris tose getose gyvena ir įsivaizduoja, turės kažkokias teisės, kokias jis turi teisės čia? Čia ten. Čia yra, šitaip negalima žmonių gelbėti. Čia yra iš tikrųjų, čia yra nusikaltimas žmogiškumui. Šitas dalykas turi būti baudžiamas, jis turi būti teisiamas. Šitoks santykis su žmonėm. Aš kalbu apie imigraciją, apie jos skatinimą. Lietuvai irgi tas pats yra, jo čia nėra, šitoj vietoj, yra dar toks skirtumas, yra atjauta ir gailestis. Šitoj vietoj atjauta visada turi būti. Bet gailesčio šitoj vietoj negali būti, nes gailestis iškreipia, gailestis žlugdo. Abi pusės.
anksčiau ir vėliau vis tiek tai baigsis. Tai gali, kuo anksčiau baigsis, to baigsis taikiau, kuo vėliau, to blogiau. Tai va šita laisvė, sugebėjimas neišduoti savo vidinės tiesos, neišduoti savo teisės būti. Arba taikiai, o jeigu neįmanoma taikiai, tada kumščiais. Jeigu neįmanoma kumščiais, tada su ginklu rankoje. Ne už ką. Kaip, aš nesakau, kad negalima taktinių manevrų daryti arba kažkokių gudrybių pagalvau, jeigu jau iš tikrųjų karas kažkoks vyksta, o tas karas, kaip mes suprantam, mums jau sako, kad jis jau, ir mes jau senai turėjom progos pastebėti ir senai privalėjom tą pastebėti, karas senai vyksta, jis niekada nebuvo liovęsis, kultūrinis karas niekada nebuvo liovęsis. Ir dvasinis karas. Dvasinis karas truputį daugiau, tai visai ten, apie jį būtų galima be jokių tautų kalbėti. Bet dvasinis karas labai paprastas dalykas yra. Tai yra net ne karas, tai tik tokia metafora. Tai dvasinė kova tai nuolatinė pastanga stoti tiesos pusėn. Pastanga, sakau, nes niekad nesi tikras, kad tu galėtum būti visą laiką tiesos pusėje. Tam turi visą laiką sekti save, savo mintis, elgesį, jausmus, viską. Turi budriai, kuo budriau sekti. Nes tu niekad nežinai, visą laiką turi motyvus savo ant svarstyklių dėti, visą laiką vertinti ir matyti. Visą laiką budriai sekti ir vis tiek žmogaus sąmoningumas banguoja. Tu kažkur užsimiršti, pamatai, o ten vis dėlto aš ne visai gerai padariau. Bet kova už tiesą, tai nėra, tai gink Dieve nėra už kito tiesą kabutėse. Čia nėra kito ir mano, čia tiesa yra tiesiog tu prisimi atsakomybę už tiesą arba neprisimi. Jeigu tu jas neprisimi, tai tu neprisimdamas už tiesą atsakomybės, tu pasiduodi melui. Nesvarbu, kad kitas tau bruks jį tiesos vardu. Tu negali kitam perduoti šito klausimo, neįmanoma to padaryti. Tu tik gali arba stoji tiesos pusėn, arba nestoji. Čia kaip zoroastrizmo, kaip reiškia, arba tu už Dievą, už Ahurą Mazdą, arba tu už Arimaną, reiškia, už jo pinklę. Čia nereikia mitologijos. Ši mitologija atsiranda tik norint aiškiau, vaizdžiau kalbėti. Iš tikrųjų visada šitas klausimas visada toks ir yra. Manau, kad jis yra tikrasis laisvės branduolys, visiškai netautinės, aš net sakyčiau, net nerasinės, net nežmogiškos, nes jeigu susidursim su marsiečiais ar su kuo nors kitu, tas pats klausimas niekiek nepasikeis. Visiškai šitoje vietoje nėra, manau, visoje galaktikų ir visose metagalaktikose yra visiškai tas pats šitoje vietoje. Arba tu stoji už tiesą, arba ne. Tada, jeigu tu pajunti norą ir galbūt džiaugsmą stoti už tiesą, tada iš šitos sėklos pradeda dygti visi kiti. Ir tada yra garbė būti tautoj, kuri laisva tiesoje. Bet čia yra aukščiausia svajonė. Ir sakyčiau, ta tokia jau viltis, kuri jau truputį taip nežemiškai atrodo ir jau galima šviesius tokius paveikslus, kaip baltus raitelius per dangų šokančius piešti. Ir kaip Čiurlionis per Vilniaus miestą šoka. Ir kitus. Bet visi šitie gražūs paveikslai remiasi į paprastus dalykus, labai tokius, kurie šiaip kasdieniai. Kurie tiek kasdieniai, kad visą kasdienybę gali nušviesti ir išversti iš šviesos pusės. Turiu draugą, artimą labai, kuris visada šitoje vietoje mane, reiškia, pradeda juoktis, iš mane sako, pasakyk, kas yra tiesa. Aš labai paprastai galiu atsakyti. Tiesa nėra atsakymas. Tiesa yra pasiryžimas stoti tiesos pusėn.
Tai reiškia, kad mes dėrėdamėsi dėl ko nors, reiškia, aš dėruosi ne tik dėl to, kad daugiau gaučiau, o tu, kad iš tavęs, kad tu mažiau pasiektum, o aš daugiau. Bet kartu turiu budriai spręsti klausimą, kaip būtų teisingai. Aš nežinau, kaip bus galutinai, bet jeigu aš šitą einu per įvairias gyvenimo situacijas nusiteikęs suprasti, kaip būtų teisingai, tai man asmeniškai labiau priartėti prie tiesos neįmanoma. Kartais galbūt pavyks iš tikrųjų taip, kaip ir pasirodys objektyviau. Kartais gal aš toj situacijoje apsigausiu, bet jeigu tikrai buvau nuoširdus, nemelavau pats savo, nemėginau prakišti savo tarsi tą tiesos kažkokį siekimą, kaip tokim savimėlišką, matai, koks aš tiesos siekiu, o iš tikrųjų tuo metu jau yra nauda, jau išskaičiavimas prasideda. Jeigu aš nuoširdžiai tuo iš tikrųjų seksiu, tai daugiausia, ką žmogus gali padaryti. Nesvarbu, įvyks klaidos, neįvyks, pagaliau, tokiu atveju, jeigu aš šitaip noriu ir šitaip stengiuosi, tai įvykus klaidą aš visada galiu ją ištaisyti. Gal ne visada, bet visada dažnai galiu ištaisyti. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, neapdairiai, tarkim, aš neturiu noro, aš noriu, pavyzdžiui, stengiuosi neužminti kitam žmogui ant kojos troleibuse. Ir vis dėlto neapsižiūrėjau, apsisukau ir užminiau. Aš visada galiu atsiprašyti. Manau, kad tai iš karto, tai nereiškia, kad visi mano poelgiai bus teisingi, bet aš visada galiu eiti, net ir neteisingai pasielgęs, aš visada turiu galimybę vėl grįžti į tiesos kelią. Tiesos kelią, ne tiesos tikslą. Kad tiesa yra šiuo atveju kelias, tai yra būdas elgtis su savim viduje. Pirmiausia. O ne kažkokie galutiniai atsakymai. Gali būti klausimų ir dauguma svarbių klausimų neturėti aiškių atsakymų arba netgi įgauti skirtingus atsakymus skirtingomis aplinkybėmis. Tai jeigu aš vieną iš tų atsakymų palaikysiu tiesa gatava visiems atvejams ir jos labui atsisakysiu sekti toliau, ar man rūpi tiesa, va čia bus stabmeldystės iškrypimas. Tokiu atveju. Tada ta tiesa patekusi į kitą situaciją virs visišką kliedesiu, aš jos laikysiu įsitvėręs, nes aš jau žinau, kas yra tiesa, virš visko, ir man jau neberūpės tiesa kaip tokia, o rūpės lavonas buvusios tiesos iškamšas, stabas, kurios vardu aš darysiu netiesą pasaulyje. Tai čia nėra tiesa. Tiesa yra ne kažkoks vienas atsakymas į vieną klausimą, o nusiteikimas atsakyti teisingai. Netgi matai, nusiteikimas, tiesa netgi nepririšta prie kito, jeigu yra dialogas, du žmonės ir aš, tarkim, įsipareigoju tarsi kitam atsakyti teisingai. Nebūtinai. Gali būti situacijų, kada aš meluosiu. Bet aš viduj žinau, kad meluoju ir žinau kodėl. Ir žinau, kad, tarkim, kad netgi melas gali virsti tam tikrą prasme tiesos išraišką. Tokių situacijų pasaulyje gali būti. Ir sakyčiau, nelabai toli reikia ieškoti. Kokiu nors ten pagautas, kieno nors ten ar ten kankinamas, ar kieno nors ten dar. Pavyzdžiui, klausia, išduok draugus, tai meluosi, kiek reiškia tiesiog, kiek liežuvis neš ir ramia sąžinė. Čia toks, reiškia, dalykas, jis netremiamas į išorę. Bet į vidų jis ramiai atsiremia. Jeigu tiesos nėra, tada yra tik tais jėga ir smurtas, nieko kito. Visi susitarimai yra tiesos pagrindų daromi. Šiaip, jeigu visi susitarimai yra pažeidžiami. Čia toks, tarsi, oi, kartais, matai, anksčiau ir vėliau, bet jeigu mes žinom, kad dabar tarėmės, o tu žinai, kad aš žinau, kad tu iš karto už durų išduosim, tai susitarimas jau nebeįvyksta, jis tarusi visiškai nebeįmanomas. Tai nebėra atsitiktinė klaida, suklupimas, ar ten kažkoks vienas iš 12 išdavikas. Tai yra jau išdavystė tiesos, žodžiu, savanaudiškumas ir melas tiesos vietoje. Tai yra nebeįmanoma žmonėms jau gyventi kitaip.
Va čia iš esmės toks labai paprasta išvada plaukia. Demokratija nėra žmonėms įmanoma. Demokratija yra manoma tik tiems, kurie gyvena tiesoje. Tik jie gali tartis, susitart ir gyventi susitardami. Priešingų atveju tai lieka tik tas, kuris stipresnis, kuris labiau nori ir labiau muša. Tada vėl belieka klausimas, ar atsiras tokių, kurie sugebės susitarti ir tada jį nugalės būtinai, nes susitarę ir žmonės yra nenugalimi. O jeigu ne, jeigu tie nuspręs, kad jie irgi turi interesų ir čia vat, yra, ką tiesą sakant, saugoti. Kaip nori, taip gyvena žmonės. Dėl to, pavyzdžiui, tarp valstybių santykiuose sako, va čia mūsų interesų zona, ar kaip ten sakom, ar ne? Tai iš vis kažkoks nesusipratimas. Tai klėdesys yra. Susirink savo interesus ir eik iš čia. Tik taip te galima atsakyti. Tiesa nėra rezultatas. Tiesa yra teisingas ėjimas, tiesa yra kelias, tarkim, būdas eiti nuo situacijos prie situacijos. Tokiu atveju tas dėsnis būtų ta taisyklė perkeliama ir menui. Tiesa nėra kūrinys, tiesa yra santykis, laikysena į kūrinį, kaip čia pasakius, va, tarkim, kažkaip. Ir tada iš tos tiesos kaip laikysenos, jeigu pavyksta, gali gimti kūrinys, kuriame ta tiesa atsispindi. Ir tada jau spinduliuoja jis, kiek reiškia jis jos gavęs yra. Manau, kad jeigu menininkas nėjo į kūrinį su tiesa, tai jinai neturės iš kur tam kūrinį atsispindėti. Jinai bus tiesiog tada spalvų kažkoks galbūt skoningas ar mažiau skoningas, ar koks daugiau mažiau simboliškas kratinys.